kad čia filmas buvo. Taip ir sakė, Tik kad naujai buvo išdirbti karvidė. prieš pat išvažiuojant. Prieš pat išvažiuojant, man vyrs stogus apklojo. Su tokiu rusų senu jau tas rusas tikriausiai mirs. Čia kur stulpas ant kelsai turbūt. O daugiau čia tokie, Čia gal kaimo vietai, kur parein kaimas. kur buvo kaimas. Nu, Mhm. Taip čia niek nebepažinsi, kurio veito čia kas yra. Va čia tas pats stulpa Vatikan, čia į Karasėją ai, turbūt. tai greitai telefonų stulpiai turbūt. Va. Telefoną ir pagal kelią. O čia ne kelias ir. Nu, nesimata, bet turbūt večiams nuėjant. Va. Un Karasėjaus. Nu, taip. Aš vienam stopu, kas jau daug. Čia va, Gražina mūsų stovi su popierium, su pieštuku. Ir aptiko, matyt, galvoja. O kad jie šita čia turbūt ta, kur mūsų senelis susirinko. Epušė, nu ką, Drebulį, kaip čia. drebulė, Nu. epušė vis tiek. O po tam tokie maži buvo dar, kur mukštlelė prigavo. Bet ar čia, kažkai, tikrai drebulė, ar čia koks kits medis? Un Čia beržiukų ir... Nu, Nu, čia jau nebe mišin. beržiukai, gal jau drebulė. Un trūsų kapas, aš žinavens, buvo didelis beržas. Bet čia ir beržų. Kad sitniką palaidoj, kad ta mergaitė ten jinai jau apmaldė nušau, kad tu beržą reik nupjaut, kad į vėliau saulelį šviestų. Va čia beržus, va. Irgi beržus, o čia jau mus neberža. Nu, ten Čia turbūt teko čia visokie. tvorelį tokį, va, ilgą tvorelį. Ir atusitnikų. Dar Lenkovo, o gal kas vėliau pasilaidojo. O juk dar ten buvo. Dar daug. apie 30 metų gyvena žmonių, sakė, tik prieš 20. Ai, tai dar. ten išmirė dar daugybės. Na, Mitrovų šeima. Čia pravoslavų, rusų kryžiai. Ir, o čia gol kryželis, va vėl medinis. Ai, ten visi pravoslava buvo iš Belarusijos, vis Čia gali nuskaimus žmogus buvo. žinoti, kas čia kaime. Meškas va čia. Čia irgi pušų lapa, drebulį. Nu, daugiau ten drebuliks yra. Drebulinių lapai. Va čia kryžius. Stol, palauk, va, priglausts. Irgi turbūt prie drebulių, va čia drebulis, man atrodo. Kamieną tik matyti. Penkdešimts tik tai. 41 stojusi, nu, 50, taip visada sakė. 50 pradėjusi ir... Keturis pabaigiau, penktas. Tai ir iškart jūs į Lagirką, ar jūs dar kažkur kokiam kitam kaime laikė? Tik laikė, kol aš išdalėjau tam Bagatolį. O kaip iš Bagatolį išvežtą, užkart nuvežė kandidatą. Ir su mašinomis važiavom. Sunkvežimiais. Sunkvežimiais. Ilgą nuvažiavom. Iš Tuktėtą. Iš Bagatolų, ne iš Tuktėtą. Tuktėtą tik parvažiavom. Tai kandidatą nuvežė ir tenai atvažiavo pirmininkai rinktais. Nu jau žmonių savo darbininkų.
suvažiavo iš kokių 4 kolchozų. Nu, pasirinko, kas jau norėjo. Kam kas pateko, daugiau šeimų yra. Ir iš ten jis jau nuvežė į Lagirką, ir ten vis laiku gyvenom. Ten važiavom, iš ten parvažiavom. Tik senoks vans paliek, pušinėlė. Nu, kaip nuvežė, mums paskir per rusų pirmiausia. Per žmogų gyvena. Kvarteras. Ai, pas žmones, ne? Nu, pas rusus. Nu ir mes dirbom lauk darbus visi. Ir Naktį. vyrs, ir aš po laukus iš tas dainas. Ir naktis pradžioj mama dirbo, sakėjai. Nu, Į vasarą. naktimis praeis tik tą koltį kalbam, jau javus. Išeis, kitą dainą pareis, išbūsi 2 dainas į naktį, nepareisi, buvo tokių momentų. Į šaltą naktį esam papaulį, kret šalna didelį, sugedam mašiną, Kuliamoji. tai labai sušalom tau naktį. Vot nuleisti neleido eiti. Ne taip toliai buvo nuo namų Rūgės Kulėn. Bet keli kilometrai vis tiek buvo. Buvo numei nepareis. Abudu su vyru vatavaks veina paliks numei. O iš pradžios dainas, kad išėjom į darbą, tai Jana paliek pas ruskius, tik 6 metus Sibir pabaigė. Tai vėlą kažką pareijom iš to meško, šlapi toliai jai, pjauti jau kukuzo meško. Malkas. Malkas. Medžius irgi moteris pjau. Taip suvėlavom pareit, tas vaksa pradėjo nerimauti jau. Taros, sakant, tavo tėvas sako, nebepareis, sako, jinai nuskent pareidamas. Jis sako, kad tas vaks pradėjo cypti, jis sako, pati parsekundau, kai neįgautų kokį priepuolį, lyg banutai jau, bet paskui jau aptemstant pareijim numeitų. Atsileid, didelį išgaust vaks parleid. Ar jūs pas rusus gyvenot ilgai, daug metų? Neilgai. Neilgai. Keli- Kur paskui? Mums parvežė, balandžio mėnesį parvežė, o mes daug jau un rudenės ir įsikraustėm, nusipirkom daug trobelį, kur čia įsveikti. Su Varapnickiais kartu. dar. Paskui Varapnickiai, nedaug dar, kad bešėjams gyvens tikriausiai po 20 dar. Vienuose namuose. O kad bainšėjim gyvens, gaus 50 savo. Jau norėjo dar turėti didesnį, tai turi gyventi šeimą atskirą visą. Jau pavargai. Vienkas šneka, ko norėtumėm, kad jau gerin pradėjo atgyvenams. Vieną to torto, norėtum kitą tortą. O aš atsigulusi, taip ant žemės ilsėt susėdom. Sako, o kodėl tu, sak, niek nesaka? Ko tu, sak, nenori niek? Sakau, žinai, ko aš noriu. Sakau, aš noriu parvažiuoti į Lietuvą. Ir sakau, pasau tėvėlį pasilaidoti, parvažiavusi kapės. Srodis, sako, reikia skam brangus, sako, tėvinių žves brangesnį turbūt. Sakau, nieko tort nemainyčiau savo tėvinius. Liubami pajaukauti su tams rusiems, neprastas buvo moteris, sutarėm gerai. Gero širdies buvo, jau pratom, ten pamokins atėjus, kai trobą baltinti ir agurkus pasodinti, kad reklystų padaryti iš mėšlų. Atėjus pamokins dar. Kaip jūs švęsdavot šventes, visokias religinės, kitokias, tautiškas kažkokias? Nu, mūsų šventis buvo Susiburdavot? darbi. Mums šventos nebuvo. Nesekmadienį. Tik pasies pasiemnuoji bus. O tep
štai Žirenka pradėjo eiti į mokyklą. Mus nuo 5 klasės, ta par visas vasaras negaus ne vienas sekmadienį, ne vienos net valandos. Kiekvieną dieną darbą atsikelsiam, nuo ryto apsitvarkysi, išsipils 5 butelkų, pėtams duonos pasiims ir dirbs lig vakar. Nu vakar, kad paleis, ir tas vaks jau, kad tik pradėjo 5 klasę pabaigti, koždien dieną par atostogas. Ni šventos, ni jokios išimties nebuvo. Ir rusams taip pat buvo panašiai. Nu, žinai, rus tas mergaitės, kai jau biškį prasilavino nuo 7 klasės, tos biškį lengvesnį darbą, tai daržėlį, tai kokį padėjėjų brigadieriaus. O jau mūsų kiaurai laukus. Lik pat paskutinis dienos, ką paleid, komendantsko dieną parėjom iš darbo. Parei Žirenka užsnisrovusi. Laukus rodos tau dieną. Ir buvo toks mūsų jau prie Tansko pareisi kaimpu jau sutiks pirmų žmogų, nu kas nav į Lagirkvo. Pareinam to paskutinį dieną, kai jau buvom paleist. Tas ros įklaus, kas nav į Lagirkvo. Sak, lietuvis paleido šiandien. Bet jau mes nuryt jautėm, kad mums išleido darbų, pasirašyt neblei. Vyr sulaiknumai, o muni siunti Žireną, bet išėjo į darbą. Bet jau to rytų keistų dieną buvo iš pat ryto. Komendants atvažiavo, mums neliepė pasirašyti, o liepė į darbą. Tak aišku jau jautėm, kokias nors keistė bus. Parėjom ir sak, pasirašiau, sakė Latvijai. Į Lietuvą mums nedavė, leidėm rašytis. Mes į savo nuomis prašėm. Jūs leido dėti į savo namą? Buvo dvišėjimas ten gyventas, mums jau sens buvo, bet ir leido pirmininkas pasakė, tarkitės, paskui visi skaidysi iš kos. Tai nauja, kur jau kitur veids. Nu, taip buvo. Ten pas mums jau tas nams aptėžis, stoks nuplyšęs buvo. Apšvažiavo, paskui apsiklojėm stoks, sustvarkėm, langus susidėjėm. Nusipirkom. Atsipirkom to namą iš Kulkos. Ir pragyvenome virš 8 metus. Po 8 metų numirė. Jau Sibir buvo nesveiks. O kai jūs atvežė į Sibirą, sakot, pas rusus apgyvendino. Pas rusus. O visus lietuvius pas rusus išmėtė, ar tik kai kurias šeimas? Visus. Barakų nebuvo pas jūs kaime? Nebuvo, nedidelis kaimėlis, buvo vis pas rusus. Paskui vien tik didelį šeimį leido į Valdišką namą, ten jau rus nebuvo, kažkur krašte nebuvo, tad ten suleido 3 šeimas, vien kambarėlį 2 šeimas, o tau didžiulį šeimą tada vien kambarį. O kitur prie rusų dėliuoju. O mačytė, jūs papasakokit, kai jūs gyvenot pas rusus, kokios sąlygos buvo, pas tos rusus, pas juos ant kambario? Ten buvo. Kaip jūs priėmė, ką jūs valgėt, kaip jūs elgėtės ten, kokią vietą jums skyrė kambarį? Mums kambarį buvo du senoko gyvens, sūnus buvo karumenė viens dar. Kits buvo žanots, turėjo savo namėlį atskir. 2 kambarė buvo nemažinų, kambarys į kur persit vertą. Laisva buvo. Nu, reikėjo mokėti vis tiek. Vadat, 4 žmonės buvo. O iš kur pinigus imdavot mokėjimai? Ką uždirbdavot? Uždirbimas negreitai uždirbom.
mums reikia dar iš savo kišenės mokesnius apmokėti iš Lietuvos pinigų. O už Tai bet jūs galėjot neturėti iš Lietuvos. Ne visi tremtiniai turėjo pinigų iš Lietuvos. mes turėjom biškį, tik buvom biškį paliekę grūdų ten, kumeliuk pardavė veinu, nedidelį. Veršiokų buvom išvežę į kaimynus, paugien karvėti, pardavė, atsiunt pinigų, mes į tautrobį nusipirkom iš atsiųstų pinigų. Nu, tam kartu buvome saugiški pasitaupę. Ir buvom nusivežę Melturgynį, du maišų, te pasitaikė iš malūnės, nebuvo parvažiavęs, tamas daunelis užteko mes metų. Ir tuomet tai gavom tokį nušalusių kveičių po 200 gramų iš darbadinį. Ir taip pat buvo žali visai, valžėme derėjai, tad išdalėjai mums po 200 gramų. Papilė mums pakloti laukti pačiūdinu. Paskui mažiau cigūną, važiausi iš ten nuktieti tos posunčiulim žeimavoti, ten šeim, gausi nei karvėm šeit. Tada nei perk patalinis labai, nu lietuvių pagalves, tad išpardavojim pagalves patalinis, nusipirkom miltų. Iš Ketkūkvos, ten iš tolimesnį jau vežė torgų, vežėm miltų. Pardaug, tad sustabėm Maslagirkoj ir išpirkom, anam nereikėjo važiuoti 100 kilometrų. Mes išpirkom tik vežpiln vežė, su arklės. Važiavo. Dažnai mirdavo jūsų kaime lietuviai. Kaip laidodavot juos? Visai paprastai. Numirs, padėsim, ko mes trobelį pirkom, tas šeimininkas paliek mums stalėlį ir 2 sauliukų, toks ilgokus. Tad liubam tų saulelius visus mūsų, nešėm visur, visiems padės. Padengsiam divonum tų saulėlių, pagalvelį padės, lygrab padirbs, palaikys, naktį palaikysiam paskui ir išvešėm. Kai gyvenom su Varadneckės, mirė senelį, ta Varadneckė. Žinotau, dien vis tiek mun išvarė dar, tai vyrė, mun jau palaidojimas nereidėjim, kad tau senelį laido. Kai jau kitus laidojo, ir buvo pasitaikė, vod Gramaliauskinka laidojo paskutinį, tai jau to, kad jiem vis tos roskis ir jaun, Anna buvo už man 7 metus jaunesnė. Tad to, kad jau keliems treiksokom, kad eisam palaidoti. O taip, tos 2 saulelių visur kas jie. Tai Gramaliauska mirta, ten ta šeimininkė Rus turėjo saulelius. Ta buvo padėjom tos Rusk saulelius, o taip, tai Jozama ir Gramaliauskienė. Perum buvo nuvežimus, ten 10 šeimų paliekė. Paskui išvažiavo Pievenskė į Varadneckė. Jau tai jis, kur ten mane. Va tėvanė buvo nusenę. Ir sūna buvo. Vienas jai mokslus, o antras traktoristas buvo. Varadneckis. Voručių šeima buvo labai didelė. Buvo 3 mergaitės. Nu, viena dar apie jaun, bet jau už Iran buvo kelias metus jaunesnė, vyresnė. Va ten jau suspirdė daug, eitų jau dar vieniem, to mergaitė neleido kulkos.
Vyresnioji viens sesuo vien kāds rusams ir sāku. Nu, ir sāku, ja jūs vēl nerauslo, sāku, Staseļs negausti darbu. Tad nos broļus būs vēstījumties dērbt. Toks gabūs būs jauns, gražus. Tad pas to broļi šai, ja ten mokies 8 metri. Tur ir Vlaičukā geras balsus, Antānas Ručīs ļobus Tolkonevu. Un apgeidos ir prie kapu pasimēls, es kēļob sakīs Lietovskai bātiška. Tam otiņai turēja balss, kā mūs mirta senīļus. Mēs jau pageidoju būt tur Ručūšai Matejs. Gramaļauskin te buvo gyva, buvo padarius vakarinę, buvo paršeliuko, tai paugai nedidelį pakepau lašinių, ar pats neatsimenu, kad ten išviriau, pasimelti, pavalgyti, pavaišinau, da. Bet jau iš kitų lietuvių, tik ta Gramaļauskin, kam ir būte pirmieji, kur mir nieko neliuba, ni melsis, ni pabudės naktį, vaikas saviškė pastovės per savo mirusiuoju. Nueisim vakarą, pakalbės potramkuoti. Мурашкина семья. Сколько детей было, знаете, дочки у них. Нет, 3 дочки у них было. 3 дочки знаю. Aš maža buvau, bet aš labai suvokiau, kai mus vežė į Sibirą. Čia buvau prisiklausiusi ir aš labai skaudžiai išgyvenau. Išvažiuodama iš Lietuvos. Taip mano vaikystė ir pasibaigė. 6 nesulaukusi. Paskui Sibire, ką gyvenom, kaip mama sakė, pas to žmonės pirmus mėnesius. Kalbos dar nelabai mokėjau. Prie pat to namelio buvo toks upelis. Ten pat miškas prasidėjo. Ir visur ten miškai, už daržų visur miškai. Tėvai išėjo į darbą. Aš augau daugiau gamtoj pradžioje, kol į mokyklą ėjau. Visą laiką. Ir erkių prisirinkdavau, vienas iki mama persigando, pamačius, kad galva visa sutinus, kas čia per guzai. Ir tie vabalai kanda, nors aš jų kažkaip labai nebijojau. Kanda, bet nekenksmingai. Ir paskui, kai ir vyresnė jau šiek tiek buvau, dar kol vaikas, gal dar į mokyklą nejau, ir antrais, aš daugiausiai į tuos krūmus, į tuos miškus, gėlių ten buvo gražių. Nu, toks tas Sibiras, bet mano buvo visą laiką viena mintis grįžti namo. Grįžti namo. Mokytis aš pradėjau, iš pradžių taip, man tokia laisvė buvo iš tėvų duota, kad norėsi galėsi eiti, galėsi ne dar šiais metais, nes aš balandžio mėnesį gimusi, man 6,5 buvo maždaug taip jau, tai aš ten kelias dienas nuėjau, kažko man, žinot, kalbą dar nelabai mokėjau. Ir mokytoja gera buvo, irgi iš tremtinių, nuo Rusį, bet taip jau, taip ir sakė, kad, gali mokytis, bet dar sunkoka gali būti. Tai tada aš jau vieną gražią dieną, vaikai dar eina, mane jau šaukė į tą mokyklą, aš jiems sakau, Jani, paidu. Tai tie taip nustebo, kaip čia gali neiti. Bet vat ir nejau, paskui jau atėjo kitas rugsėjis, tada pradėjau mokytis, gerai mokiausi. Bet visą laiką jaučiausi, kaip pasakyti, lietuvė ir visą laiką jaučiausi tremtinė. Atsimenu dar vienas iki kažkaip, tiesa, 4 klasės galėjau baigti Lagirkoje.
O paskui jau buvo už 25 kilometrų mokykla. Ten buvo beauganti vidurinė, kaip tik prieš paleidus mum namo, po 8, aš kaip tik 8 baigiau, bet jau kitais metais būtų buvusi ir 9, o tai nežinau, kur būtų buvę reikėję eiti. Mokytojų gerų turėjom, tremtinių nemažai, matematiką dėstė buvęs profesorius Pavalgio vokietis, jo žmona vokiečių kalbą dėstė. Žmonių buvo įdomių. Nesuprantu, kaip dabar reiktų, kaip mes ten gyvenam, sakysim, už to 25 kilometrų, aišku, aš kiekvieną dieną nepareidavau namo, bet šeštadieniais pareidavom. Ir grįždavom sekmadienį, valgyti ką nors įsidėję, na kartais duodavo arkliuką, tai vienas, kuris nors iš tėvų veždavo tuos jau katomkas vadinamas, terbikės mūsų su maistu. Nu ir labai retai jau, kada kokį vaiką pasadindavo. Ne Lietuvai tik meilę jutau. Ir kai vienas iki grįžtant pasakiau, nu kažkaip įsišnekėm su mergaitėm, sakau, noriu į tėvynę. Jau rusiškai žinoma. Sako, o ką, sako, Tarybų sąjunga tau ne tėvynė? Ir taip jau priekabiai. Lietuva, sakau, mano tėvynė. Ir iš tikrųjų aš neįsivaizduoju, kaip taip galima buvo pasilikti ar ką padaryti, kai paleidau. Ir štai man, sakau, jokių meilių, jokių nieko kitų nebuvo. Kiekvieną naktį beveik. Tai Rusės gražiai dainuodavo vakarais, ten beveik kiekvieną vakarą būdavo šokiai, po tų šokių dainuoja. O aš Sveika Marija kalbu. Žinoma, negalvodamas apie senelį, bet tėvelis man tokią lyg priesaiką davė, kad nevažiuočiau aš daugiau į tas vietas. Ir aš ilgai galvojau, ne tai galvojau, bet vis pagalvodavau, kodėl jis taip man pasakė. O būtent šiom dienom, kai jūs išvažiavot, aš galvojau irgi nemažai apie tai. Ir galvoju, ko gero jis suprato, ir gal ir jis išgyveno tokį didžiulį skausmą, toj tremty. Tik jis kaip vyras, jo buvo toks nusistatymas moterim nekalbėti apie savo sunkumus, nes ką tada jos bedarys. Ir turbūt jis suprato, kad ir man tai buvo labai skaudu. Ir aš dabar galvoju, jeigu man reiktų važiuoti į Sibirą, aš vėl iškentėčiau tuo patį skausmą. O aš gyvenime nesu kitą dar tokia iškentėjusi. Čia ne visi taip liguistai pergyvena ir iš tremtinių, toli gražu ne visi. Aš žinau, tarp mokinių va mūsų kur buvom, bet man tai buvo labai stipru ir sakau, vėl aš tiesiog kažkaip įsivaizdavau vieną iš šių dienų, kažkuria galvoju, aš verkčiau visą kelią. Ne dėl iš to susijaudinimo, kad va čia senelį parvežė ar ką, aš jį atsimenu šiek tiek. Bet dar kita vertus, kažkaip irgi tokia pažiūra, man atrodo. Aš atsimenu tas laidotuvės. Atsimenu, kad buvo gražiai pagėdota, kad jis palaidotas žemėje, žinomoj vietoje, jo labiau dabar jūs dar nuvažiavote, tai irgi įsitikinot. Ir mes žinojom, kad jo tikrai nieks ten neišniekino to kapo, neišmetė. Dabar dar netgi jau kartais galvojom, gal kartais gyvuliai ten vaikšto. O dabar, kadangi nėra jokių gyventojų, tai ir tų gyvulių nevaikšto. Ir nežinau, man atrodo, vis dėlto kūnas ir siela yra skirtingi dalykai. Ir kad tuos kaulelius, jeigu dar ar tikrai žinai, kad tu parveži tuos, o jeigu dar ne tuos, vėl kažkas neišisneitas. Tokia kaip ir apgaulė. Man atrodo, jų sielos visų, kurie buvo iš čia išplėšti, jų yra kur nori ir kur joms tinka. Ir kad va būtinai ten atkasinėti, aš gerbiu tos žmonės, kurie parvežė, gerbiu, aš nesakau, kad tai yra blogai. Bet sakau, vienas dalykas ir truputėlį, gali pagalvoti, kad kaip pasiteisinimas toks savotiškas. Ramiau būtų buvę, kad būtumėm parsivežę, gal ir prieš giminės, ir prieš visus, ir gal ir iš tikrųjų geriau. Bet kažkokio didelio, aš nežinau, jeigu aš būčiau jo vietoj, ir iš visų mūsų, man atrodo, ir tėvelis gal taip pat palaidojo ir palaidojo. Buvo pasiruošęs kapą.
jau Ramus idėjas tapti savo žmonos po kryžių buvom pastatę akmeninį. Ką parvažiavom kryžių, te radom, ką preikin stovėt. Ir aš sakau, galbūt beveik paliekė. Mums uždarė vienus tokiam kambarėlį, žinot, didelis vežiams to kart buvo, tų vežė truktina. Tai įsiblaškiau, mums uždarė, tas senoks paliek savo kambarį. Mes prie negalėjom įeit, ne ons prie mūsų galėjo įeit. Ons išėjo į lauką. Kai vežė į Sibirą. Kad vež daug dienų. Tai visi išvažiavo kitur rinkti vežti ūkininkų tų vadinamųjų. Mes palikom uždarė. O tas senoks išėjo į lauką. O tas senoks nemato mūsų, ne vien, mes lieka nebėg. Buvau prisirinkti ant žmonių, į mums vežti ir į tie pat sveitų žmonių, buvo tas senoks išėjęs iš to kambarį, nuėjęs pašalėn, kepurį pasidėjęs, persižegnojęs, buvo apsirengęs kailinės to katlį nešios. Jis sakė, dėjai šalėnin galvos, o kelnis buvo toks užrišamas, nežinau, su gala pietas, žema. Buvo to šulinė, buvo cementai įleiti tokie gelžė, karekų uždaryti viršų, ten uždėp šulin buvo neseniai padaryta nauja, liban ten, tas šliūras įleist, ir anam tos susikabint kelnis, o jis sak stovant viršų, o patys nebematyti, o žmonių ten buvo daug, pas daržį netoliai. Tad vans dar vaikioks ten buvo nevedęs. Sako, bikiam yra žiūrėt, kas ten gauna, sako, kako jis ir dar. Nuein ir iškėlė iš to šulėnis. Ir mes nežinojom nežinot nieko apie to. Tai paskui vanau, kad išėjom iš to šulėnis, įdėjo ratus, apvarkti ten, aprieš dar su šniūrasi ir išvežė. Ir mes nežinojom nieko, kad mums krėti to šulėnį. Ir mums negreit, paskui man sako, neberekalo, sako, prie tavo šulėnį. Aš mesliku, tu čia šnekė tau galvo, taip negerai. Sakau, tėtelį, sakau, daug tu į to šulėnį, sakau, į prūdus buvo ten pat, sakau. Pavasaris buvo išterpus, saulė šviesi, tų dienų buvo. Sakau, reikia iš to prūdų. Nu, vot, sak, nepamislėjau, nepagalvojau, kaip prūdų. Sako, ko aš būčiau dar, sako, jūs, sako, išvežti. Gerai, sako, tai būtų neišvežti. Ir buvo vaikų dar lėki. Ir kur aš bakazis dės, Kazimieras buvo vartų, tas buvau ją pasiėmęs karšinti, bet ūkį dokumentiškai nebuvau pavedęs. Bet jau ką būgmėris, ir mirdams pasakė, jau įdomas, kas O dar apie palaidojimą. Ir paskelbtam Sibirą, sakau, tai, kad būtum pasitraukęs, būtum pasilaidojęs pas savo kryžių, savo žemelį. Ai, sak, juk net vis tiek, sak, žemelį, du žemelį, sak, bus gerai čia. Ir apsirink. Ir tas grabs paliek, ir buvo paliek, kaip uždarė į drabužę. Kai jau būtų neatsiunti, bet su montant giminaitį sesers sūnus pagalvoja, sak, paliek raštį kostiumėlius, tada mums atsiunti. Kai nebūtų atsiuntis, nežinau, ką būtumėm aprengti, su ko neturėti. Ir jau skaudė buvo mums ir anam. Ir po tam didelę pergyvenom tos mergaitės, kur paliek. Virgilijos mama. Paliek našlaitį.
Aš neturėjau, brolių vien turėjo, bet uns dideļ šeim turėjo, dožrau par tus laikus. Viens nugūbīts kažkā savos valdžios, savu milicijas, lietuvi. Antrais Latvijoj gyvena ir man rodas, kolkas žau. Sovietų milicijos, ne mūsų. Mūsų Baltuvą. Ne mūsų rusų. Į Červenę net buvo patekęs, paskui pabėgęs.